Čia tas miškas neblogas. Iš tikrųjų, pirmą kartą, kai pradėjau čia vaikščiot su detektorium, tai aptikom 3 tankus. Dalis išmėtytos, aišku, chaotiškai, bet kaip lingės krūvoj, ten važiuoklės kitos detalės. Vikšrų kaip visada krūvos irgi. Čia jau įprasta. Nu ir dar kažkur bokštelio dalių sodyboj buvo sunešta. Visokių keistų dalių, kurių kitur nebuvo. Sparnų pavyzdžiui. Nu ir ką, pratęsiu tą istoriją. Kas įdomiausia buvo iš tokių variantų įdomesnių, tai po eglė įaugęs sparnas visas 26 tanko. O kitos dalės tiesiog išmėtytos prieš kelis metus kitų kasėjų ieškotojų, monetų ir sagų ieškotojų. Tai tiesiog kaip grybų susirinki, nuo paviršiaus kast nereikėjo. Va. O dabar toliau mes ten važiuojam į sodybą, kurios jau nebėra visiškai. Džiunglės užaugusios toj vietoj ir ten buvo, kaip minėjau, 26 bokštelis įkastas grindyse, kuriame kaip Rūsy laikė daržoves, bet netikėtai radom ten, atrodo, vokiško vilkiko, stambaus vilkiko SDKFZ8 priekinius ratus ir kitų dalių. Tai dabar lekiam lupt tiesiog tų ratų. Negi paliks. Jeigu čia yra to vilkiko vokiško, stambaus vokiško vilkiko ratai ir dar keletą dalių, tai įdomu, o kur pats vilkikas? Iš čia, iš tos pelkės, abejoju, ar jį kažkas ištempė. Kažkur rėmas turėtų būti. Einam, pažiūrėsim ratlą. Irgi žiūri šakų visokių kaip. Gera programa bus juos išvilkti čia. O čia mūsų rėmėjai. Jau matėm, na dieną. Nieko nauja, bet, rimtai bus. SDKFZ8. Vokiečių vilkikas stambus. Tuo išversim. Ir sporto bus kardio išrident per šitas visas džiunglės. Kažin, įmanoma bus rast, kur tie kiti likučiai. Ar jie išgyveno iki mūsų dienų, ar kažkas supjaustė kolūkio laikais. Juda, čia normaliai viskas. Ten vienas mažas kiaunas.
Galingas žiauriai ratlankis. Nu ir vilkikai Wehrmachto buvo galingi. Pirmą galvą reikia kišti. Pažiūrėsim, kokią gerumą, džemperis, kokią stiprumą. Eik, savo. Kokią svorę. O kaip po to atsistot? Įkišus galvą. Gal į kažkur tai biškį užsikelt aukščiau ir tada. Ai, va, ant lopetos, žiūrėk. O, čia tai variantas. Eik tu savo. Aba! Taip. O, ir visai gerai. Paliekam čia tą lopetą. Iš tikrųjų, ant pečių dar. Visą, galim. Čia įsivaizduoju kažkur tai tokią panašią dieną ir važiavo tais laikais vokiečių vilkikas, kažką tempė, gal kokį patranką. Gal tokie likučiai. Tai gerai, kad valstietis nusuko ir pasisavino. Būtumėm tiesiog nieko neradę. Reikėjo detektorius, be detektorius. Niekaip neradau 8 ratlankę, bet neapgavo Šarūnas. Štai jisai. Čia yra Wehrmachtas. Beliek išlupti, išraut kelias drebulės. Ir atlankis mūsų antrą seriją. Bėgimas su ratlankiu, varžybos tokios, iki mašinos. Viskas pagal planą. Atrodo, kad toks pats. Pora reiškia kompleksas, 2 priekinį. Gerulis. Aba. Nelengvesnis už aną. Ir įdomu nuplaus, kokią spalvą bus. Pilka ar geltona. Jau viską moku, dabar sklandžiai eisis. Manau. Opa! Opa! Gerai. Svarbu kapišoną užsidėti.